šiandien mes ieškosim vidinės atramos, kuri kuria autoritetą. Ne per kontrolę, o per aiškumą. Iš vienos pusės tos vertybės yra konflikto šaknis ir iš kitos pusės vertybės yra kaip kompasas mūsų veiksmui. Kad užsifiksuotų. Tai yra, ji padeda ribą, pavyzdžiui, pasakyti iš prasmės, o ne iš pykčio. Aš galiu būti griežta, bet pagarbiai. Aiški, bet nežeminanti. Kai sakau autoritetas be kontrolės, aš turiu omenyje, kad man nereikia spaudimo, kad mane girdėtų. Mano autoritetas remiasi aiškumu ir nuoseklumu, o ne energijos tokiu švaistimu. Tai yra aiškumas, aš žinau, ką aš žinau, ko man reikia, ribos pasakau trumpai ir konkrečiai, rutina arba kasdienybė tai yra apie ir mūsų struktūrą į susitarimus, ir praktikos tai yra trumpas grįžimas į save, pauzės, kad nereiktų sprogti. Tai yra, kiek aš prieš tai tą darau, kad man paskui nereiktų perdegti. Ir šitas kelias kuria tvarų autoritetą. Tai yra mažiau kovos, daugiau stabilumo ir mums mažiau išsekimo.